Sveikinu tėvelius, krikštatėvius, giminėlę plačią, visus susibūrusius. Šiandien, mėlyjei, pradėsim labai gražią kelionę į krikščionišką gyvenimą su mūsų mažuoju Hariu. Yra keletas skaičių, kuriuos prisiminsiu visą gyvenimą. 2022 metai, lapkričio 12. 10 valanda. Ta akimirka, kai mes Harį susitikome. Ir sunku įsivaizduoti didesnį džiaugsmą ir nuotykį nei kasdien po truputį tave pažinti vis labiau ir labiau. Kokia privilegija iš arti stebėti, kaip tu augi. Apkabinu visą pasaulį, apkabinu save, pamyluoju save, padėkoju sau, kad augu sveikas, kad augu stiprus, padėkoju savo širdeliai, kuri daro tuk-tuk, tuk-tuk, kuri viską jaučia, meilę, šilumą, atjautą ir nusišypsau, nes šypsena atveria visas duris. Kur tavo šypsena? Ką? Moki šypsoti? Mielas Hari, nuo šiandien esi ne tik mums labai brangus, bet ir oficialiai mūsų krikšto sūnus. Pažadam būti tavo draugais, patarėjais ir šokolado tiekėjais. Auk stiprus, smalsus ir visada žinok, mes čia, kai tik prireiks. Labas, Hari. Šiandien mes su Vaida tapsim tavo krikšto tėvais. Mano krikšto tėvai niekada nebuvo šalia, tad žinau, kaip nesmagu praktiškai jų neturėti. Todėl pasižadu, kad stengsiuosi kuo daugiau laiko leisti kartu. Link ir toliau lygiai smalsiu, žaismingu ir draugišku. Su tavo diena. Miela mama, kokį dangišką globėją parinkai savo sūnui? Teodoras. Ko tėtuk Teodorui prašai iš Kristaus bendruomenės bažnyčios, ko šiandien susibūrėm? Krikštą. Šiandien krikščionių bendruomenė Hari Teodorai su džiaugsmu sutinka tave, jos vardu žymiu tave kryžiaus ženklu ir linkiu, kad tapęs krikščionimi niekada šio ženklo nepaniekintum. Visagalim žinasis Dieve, tu atsiuntei pasauliui savo sūnų, kad sunaikintų visą piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės nuvestų į tavo nuostabią šviesos karalystę. Išvaduok dabar šį kūdikį iš gimtosios nuodėmės pančių ir padaryk į savo didybę šventovę, kad jame nuolat gyventų šventoji dvasia, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Brangūs tėveliai ir krikštatėviai, jūsų atneštas vaikis krikšto vandens nuplaujimu ir šventosios dvasios veikimu iš mus mylinčio dangaus tėvo gaus naują dievišką gyvybę. Mielas tėti ir miela mama, ar norit, kad jūsų sūnus būtų pakrikštas tuo bažnyčios tikėjimu, kurį ką tik patys išpažinote? Taip. Hari Teodorai, aš tai krikštiju vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Nukrito. Gerai jautiesi, ką? Sustiprinate mūsų išganytojas Jėzus Kristus, kurio vardu tave patepė išganymo aliejumi ir kuris gyvena ir viešpatauja parapijai. Sūnau, sveikiname tave priėmus krikštą. Tai didelė šventė tau, mūsų šeimai, Dievui. Mes su mama tau padėsime, mokysime ir kartu vadovausimės visų krikščioniškų vertybių. Dar kartą sveikinu, myliu, tėtis.
palaiminęs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Viešpaties palaimą ir malonę.